Tai jeigu taip labai, reiškia, paprastai kalbant ir labai ūkiškai, tai yra spektaklis apie autizmo arba Aspergerio autizmo spektro sutrikimą turintį berniuką ir man asmeniškai, bent jau apie ką aš darau, man tai yra apie jo vienatvę. Apie jo vienatvę santykį su aplinka, su sociumu ir su artimuoju sociumu ir su tolimesniu, tai pavadinkim, sociumu ir tokią vat vidinę vienatvę paties savęs santykį būtent su tuo autizmu. Ta prasme, nes autizmas yra toksai savotiška truputėlį tokia kalėjimo vienutė, kur tu lyg pro nedidelį langą matai visą tą vat realų pasaulį, kaip jame tarpsta kiti, bet pats esi tarsi uždarytas. Kažkiek dalyvauji, bet tik per langą. Tai vat iš esmės tai. Čia gal šitoj vietoj tos, tai pavadinkim, pjesės, nes tai nėra visiškai pjesė, tai yra adaptacija, tai pavadinkime, reiškia, arba dramatizacija romano. Reiškia, čia šitoj vietoj, man atrodo, negalima atskirti vat romano nuo pačios pjesės, nes jeigu aš neklystu, man rodosi, ta pati pjesė, jinai buvo užrašyta gyvai iš dalies. Ta prasme, repeticijų metu. Ta prasme, santykio nežinau, kiek ten buvo už stalo parašyta namie, kiek reiškia repetuojant, bet tai yra toksai, gyvas ir toksai labai specifinis, sakykime, procesas buvo. Čia vėlgi turbūt reikėtų sugrįžti prie to, ką jau sakiau. Ta prasme, nes, sakykime, jeigu kalbėti apie romaną patį, romane yra labai daug tokios hiperdetalios informacijos apie tam tikrus reiškinius, žmones, jų poelgius ir taip toliau. Stevenso pjesėje to yra šiek tiek mažiau, vėlgi suprantama dėl laiko, sakykime, limito, sceninio ir taip toliau panašiai. Aš, sakykime, toj savo interpretacijoje, aš kiek įmanoma nuo tų pašalinių, tai pavadinkim, dalykų, techninių tokių dalykų aš apsivaliau, tam, kad liktų grinai kiek įmanoma labiau tokia jo egzistencinė pojūčio kažkokia tai tema ir aplinkos santykis į jį bei jo santykis į aplinką, šitie dalykai. Tai iš esmės gal tas tai yra toks labiau koncentratas. Kadangi pati išrašyta tema ir tema, ir fabula, ir, sakykime, ir pagrindinis veikėjas bei supantis pasaulis, ta prasme, jie reikalauja tam tikro, aš tai pasakyčiau, galbūt gilesnio jautrumo. Galbūt gilesnio tokio jautrumo ir aš sakyčiau truputėlį griežtesnio atsisakymo savęs. Atsisakymo savęs tai savo kažkokių įpročių, savo įpročių iš esmės taip. Tai, sakykim, labai stipriai jausdavosi, jeigu tai nevyksta ir tada iš karto atsiranda tam tikra destrukcija. Man labai patinka dirbti, aš darbininkas. Man labai patinka dirbti ir kadangi aš žinau, kad tai yra mano tam tikra didžiulė pasija, tai kur aš bebūčiau, aš stengiuosi, kad ta pasija kiek įmanoma labiau atsiskleistų per visus
elementus, kurie yra susiję su spektakliu. Tai yra ir žmonės, ir reiškia, kaip pasakyti, yra artistai, ir bendrai visa komanda, ta prasme, reiškia visi žmonės, kurie kažkaip tai susiję su to spektaklio pasirodymu, užgimimu, tai pavadinkim, išsiviešinimu, gyvata, tai taip. Oi, labai intuityviai. Ta prasme, intuityviai. Jeigu, sakykime, aš atvykstu į kažkokį pajudinau. Jeigu atvykstu į kažkokį teatrą, kur, sakykime, nebuvau buvęs, tai, va to dalyko kaip castingas, tai aš tiesą pasakius nesuprantu, kaip ten, tipo, eiti eilėraščius skaityti ar dar kažkas tai to. Aš tiesiog pasikalbu su žmonėm, ir per 10 minučių, ta prasme, jeigu ateina toksai vaibas, kad galima su tuo žmogum įtvokti, vadinasi, galima viską daryti. Tai taip ir atsirinka. Žiūrovas šitą spektaklį turėtų pamatyti, todėl, kad niekada mums meilės nebus per daug.